Vėl funkcija. Aš labai mėgstu funkcijas, o tu? Man patys smagiausi uždavinukai yra su funkcijom. Mūsų dabar klausia, pagal grafiką nustatyk, kokiame intervale mažėja mūsų funkcija. Mažėja. Kai norim sužinot, kada funkcija mažėja iš grafiko, žiūrėkim, čia yra rodiklė. Čia kryptis, kuria mes keliausime. Ir kai ateinam, mes matome, kad čia mūsų reikšmės funkcijos didėja. Atrodo vizualiai lygtume sliptumėm į kalniuką. Didėja funkcijos reikšmės, didėjant argumento reikšmėm, x-iukui didėja ir y didėja. Pasiekėm štai šitą tašką. Ir tada jau funkcijos reikšmės pradeda mažėti ir jos mažėja štai iki šio taškelio. Aš tą vietą, kur funkcijos reikšmės mažėja, taip pažymėsiu raudonai, iki čia mažėja. Tai kur dabar mūsų jos mažėja? Nuo -3 iki 2. Taigi aš ir parašau, kad mūsų funkcija mažėja intervale nuo -3 iki 2. Antroji mūsų uždavinio dalis prašo rasti funkcijos reikšmę taške -2. Kągi mes darome? Mes susirandame, kur tas mūsų x-iukas lygus -2. Štai čia jis lygus -2. Ir per -2 taip vertikaliai braukiame ir žiūrim, kur yra susikirtimo su mūsų grafiku taškas. Štai šis taškas reiškia y mūsų taip pat yra lygus -2. Viskas, uždavinuką išsprendėm.